graniczne, dokumenty. Dzień dobry. Eina sau. Labas rytas. Gražu. Ramu. Netoli 7 kilo. Sakiau, kad parodysiu tą šiaip kadrą. Va, jeigu ką, maišis, -10. Tikrai šiandien buvo gerai, lauke buvo kažkur +10. Nu, susau. Kaip minėjau, galite pasidomėti, kas tas yra. Mano delnas, va. Didėja. Kur mane čia, kol kas man geriausias. Tai kas turite geresnių įžvalgų, rašykit komentarus. Ačiū. Pajudu aš tada. Dabar į Lenkiją iššoksiu trumpam, Bištyčia šaltinis. Tada palei tą sieną Kaliningrado, Jurbarkas. Ir paskui turbūt Panemunės kelias, o paskui. Jau 9:30, oho. Na, bet gerai pailsėjau, taip po biškį susikrapščiau. Iš Google Maps, bet maršrutas kažkodėl neišsaugojo. Na, bet dabar va užfiksavo. Tad prie sienos artėjant Kaliningrado tikrai ryšys dings. Tad tikiuosi, kad tai padės. O dabar let's go. Oras tai puikus, jau 16. Ir keep on rocket. Na, vakar rodžiau, tai va dabar va vėl tos pačios sienos likučiai. Tie stulpai iš medžio ir ta spygliuota viela. Va, Lietuvos siena ir Lenkijos siena ir jie jau asfaltavo. Oho. Įdomu, jie dalį asfaltavo. Sėgi. Dalį asfaltavo ir čia visą. Čia būdavo žvyrkelis. Nu, okei, įdam toliau, pamatysim. O, kažkas jau eina. Įdomu. Dzień dobry. Motocykl przez wypożyczalni. A little bit by the Lithuanian border and Poland border, then Vištyčia to the Lithuania again. Just road for fun. Registration to motor. Można jechać.
Nu, va tai tau. Lenkai tikrina. Jau galvojau, kad dėl foto bus. Man reikia pokalbio biškutį. Čia irgi gražu. Nukopijavo nuo Lietuvos. Va, pasakysiu, ką aš jums. Čia būdavo visur žvyrkelis. Nu, Lenkai jūs duodat. Ir kontrolę pastatė, tada dokumentus patikrinot ir dar žvyrkelį panaikinot. Nu, jau... Вот ta kamzelka moja. Aš dar įsilmoju. Gerai, baigiu. Vėliau dar kokį kadriuką įmės. O, kokia eglutė. Navinykai. Kaip alėja nuo beržų. Šakų nusvirusių. Labai fainas keliukas šitoksai pavingiuoja, nu čia ruoželis toks buvo, kur dar daro, bet tai čia. Nu tik tokie va žvyrai, tai man nelabai simpatiškai. Jau gal paspausiu ir geriau paguldyti, nu jo, kaip paguldyčiau ir atsigulčiau. Įvažiavau kažkokį miestelį. Kažkaip rašo 7 minutės. Mišia šiandien, turbūt dėl to tik mašinų. Rašo 7 minutės iki Vištyčio, aš taip suprantu. Bet... abejoju. O gal kitų mane keliu nuvedė? Šiaip kavos norėčiau, bet nematau nieko. Ten vieną prašokau, gal reikia ten stot. Degalinė kokia vateva. Gal dar rasiu nuorodą senajam video įmesiu. Kažkada tai važiavau, sukau ir ten vas dar Lenkai sėdėjo. Pašnekėjom, aš kavos. Aišku, aš lenkiškai nelabai šnekaju, bet suprantu. Koks fainas šuniukas, labadies rytas. Įdomu, ar turėtų dadurti. Išgeriau kavos, kaip netikėtai. Ilgai susėdė. O šį kartą šilčiau kažką, tai tokio vėsesnis rytas. Tai va, kaip jau gal girdėjot, sakiau, kava išgerta. Kai kas stipresnių gėrimų prisėda. Patinka man Lenkija, nežinau. Ar čia tik tai miestelis, tai mažuose, tokie šilti žmonės, viskas paprasta. Už kavą mokėti nereikėjo. Biškį šiukšlių įsimesiu, šitą gal dar pasiliksiu. Ir judam toliau. Pasirodo 3 minutės, tai čia iki miestelį vieną pasižymėjau, kad būtent šio keliu nes vedė per Lietuvą. Bet čia netoli, visai čia. Tas Vištytis. Smagiai prasilėksim. Lenkija valandą atgal. Tai čia 10 kem 1 Lietuva, 9 kem 4 Lenkija. Kavos išgėrusią nieko tokia prabudino. Ir toliau keep on rocket. Tai turėtų man to ir išmušti, parodyti, kiek iki Vištyčio liko. Bet kaip jeigu atmintis neapgaunam, čia dar turbūt būsiu neįvažiavęs, nes tai čia tik pavadinimas jo. Policija. Ar čia pasieniečiai? Kažkas čia vyksta. Gal vėl kokį droną ieško. Va, next. 19 minučių va rašo iki Vištyčio.
Potapka. Potapka. Oho, ir čia muitinės ar kažkas trač granit sienos apsauga. Jo, sustiprinta čia pas juos. Gal ir pas mus, pamatysim. Šitą degalinę irgi atsimenu. Čia jau daug po šitą vietelę atsimenu važinėjęs. Toks kelias, toksai jau pakilimas, kalnas toksai. Kelias irgi toks gražus, švarus. O, va taip ir būna, kai svajoji ir aplenkia. Nežinau, man čia vėl chill ritmas įsijungė. Bet aš to ir išvažiavau vakar. Pažiūrėkit, mes kylam į tokį kalniuką su tokiais vingiais. Pasaka. Jei tokie kalniukai žiung tik tai. Vyzainį privažiavom ir judam toliau. Čia nelabai navigacijos reikia čia, jeigu skaitai viską, kas parašyta. Ir nuvažiuojam. O navigacija man sako, kad 8 minučių. Čia toks irgi fainas keliukas. Pasižiūrėsim, nes čia sieną kirsi vėl. Pasižiūrėsim, o čia stovi ar ne? Nes ten jaučiu, jau dažniau pradėjau visi važinėti, kai asfaltą paklojo. 9% žemyn. Buga. Ne, tikrai rekomenduoju, ne, dėl to kaip to žodis, ne. Tikrai rekomenduoju savaitgalį, jeigu ką paimti, va čia prasilėkti. Čia galima, aišku, tą pačią dieną. Per dieną čia sulakstyti, čia nėra tiek daug kilometrų. Karvutės ilsisi. Va ten va siena. To išsivingiuosim. Ai, va, stovi. Stovi. Filmuojam, pažiūrėsim, kas čia bus. Bliamački, čia rimti reikalai. Su automatais. Dzień dobry. Va ir atvažiavom prie Lietuvos sienos. Čia mano lipdukas turėtų būti kažkur. Ok, važiavam iki Vištyčio, ten atsikvėpsim. Ir čia va koks kelias tęsiasi fainas. Nu va, pravažiavau keliuku. Šventas Šaltinėlis 300 metrų, dar kempingas yra. Bet ne šiandienos planas kempingas. Tiesiog ten ramiai miškelėje pasidėsiu dar. Po Čiliciu. O, miškelis, koks kvapas, viskas eina savo. Su mašina aš čia nesitikėjau prasilenkt. O jis važiuoja? Nu, pabandom. O, viskas čia čiki. Kai visada yra daug pasvarstymų, kur statyti.
padarysime taip, apsuksim iš karto. O ten va šaltinėlis. Nepamečiau aš dar tą butelį, nepamečiau iš čia kaip gėmės būt. O paskui rodavo iki Jurbarko 1,5 valandos. Bandysime be sustojimo tada nuvaryti. Viskas labai gerai dėliojasi. Su kardais, lyg tai nebuvo tokio, kam čia atminimas yra su kardais. Tauro apygardos kovotojų atminimai. 2035 945. Šaltumas koks eina savo. Ten kokie maiškai, kryžiukai. Čia pat surišti. Iki Jurbarko liko 1:22. Nieko nepasiliekam. Viską susidėjom. Važiuojam. Neparodžiau, dar galiu parodyti. Va, matosi 21 500 jau net. Tai va dariau reportažą, čia muitinės kažkoks pravažiavo, bet vienas važiavo. Pasienietis ar miškininkas. Kažkokia čia palei sieną įtempta situacija matosi. Tai va, kol filmavau, labai fainai, niekas neatvažiavo, tas tik tai muitininkas pravažiavęs buvo. Dabar va užsuko lenkai Dzendobrai. Ir viskas. Tegul praveikia chebrytė. Varom į Lenkiją. Gal Lenkai nepastebėjau numerio. Gerai. Tai va, kaip sakiau, padariau video, bet bus atskirai įdėsiu. Gal kažką vargina mano tokie
istorijos apie važinėjimus, apie atradimus kelionių ir panašiai, tai tiesiog atskiras bus video ir jisai pasirodys pirmiau, tad kas sekat mane, domitės mano veikla su motociklu, tai jau dabar, kai kalbu, tai ne, bet pagal video gamybą, tai jau būsite matę jį. Jeigu vis dar kilo klausimų, kaip ta sena Suzuki, rašykit, klauskit, atsakysiu, ką galėsiu. Nesu aš koks mechanikas, nesu aš pasamdytas reklamai, esu tik tai mėgėjas Suzukio, kaip jis važiuoja, kaip jis reaguoja į viską. Pasaka oras, ačiū labai. Teko vėl sustoti, išimti akumuliatorių ir vėl įdėti. Kažkaip kai kadruoji, trumpais kadrais filmuoji, jungi, išjungi, tai pasidaro. Kai susijamate visokiais video, parašykite, ar pas jūs taip pat su GoPro ar ne. Gal man jau verta svarstyti didžiai kokį, nežinau net ką daryti. Tai va, aš jau Vištyčio miestelėje. Prieš mane Vištyčio bažnytėlė, ten buvo viena, dėja, bet taip jau gavosi, nufilmavau. Čia kita graži mūrinė iš plytų. Ir du gandrai tik eina savo kaip gražiai. Važiuoju su Kaliningrado pasieniu. Va, tas ruožas Lietuva Kaliningradas. Keliukas gražus, oras gražus, bet laikom kryptį į priekį. Žiūrėk, kaip sukasi, eina savo. Girėnai. Tai va, įvažiavau iki Bartus, razom do Победы. Nemažas miestelis, prisipažinsiu, nesu buvęs, bet dabar laiko tam nepaskirsiu. O, traukinuką matau. Ir matau raudoną šviesą. O, kyla jau. Kaip gerai atvažiavau, jau kyla. Ir turėtų tai žalia pokštelti. Taip ir yra, ne žalia, o tiesiog išsijungia. Let's go, hebra. Gerai, jau to jaučiu, palikinėsiu iki Bartus. Man kelias link Jurbarko. Važiuojamas tiltas. Esu Kudirkos naumiestyje. Iki Jurbarko liko 9 km, 41 minutė rašo. Iki Žaliaus likau 13-12 sekundžių. Žalia. Let's go. Ir kažkoks va atsirado. Vietinė močiutė, jinai geriau žino, kada reikia važiuoti per kokią spalvą, kaip apskritai. Oho, sekmadienį žmonės dirba. Šitoks laikinas kažkoks pastatytas. Daug gandrų šitoje vietovėje. O mes keep on rocking į Jurbarką. Turnaujena. Va, tau miestelis toksai. Rapsai tik geltoni, taip gražiai atrodo.
O kas čia toks plasnoja tokiais sparnais. Opa, sku tenai. Čia tikrai ne varna. Ar varna? Varna gal? Oho, kaip gauta. Nu va, ir paliekame Ketur naujieną ir iki Santakai. Šokau į miestelį, net neatsimenu pavadinimo, bet toks nemažas. Iki Jurbarko dar 30 km. Aikštę gražią turim, su Europais dar net, eina savo. Gražu, 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 tai lietuvėlį, lietuvėlį, Lietuvoj. Užsižiūrėjai, tau važiuoti jau laikas. Nu ką. Būna ir taip, kad važiuoji. O, ir čia keliai graži. Dar labiau sudomino, kas čia per miestelis. O, kas čia per motociklas. Triratis. Triratis. Bet du priekyje, vienas gale. O va ten bus pavadinimas šio miestelio. Šakiai! Ha! Geras. Šakiai. Gerai, Jurbarkas 18 minučių. Keep on rocket! Kiduliai. Kažkur anausis Jurbarkas. Bet aš čia stosiu. Pasidėliosiu planą chuliganą. Biškį pakeičiau planiuką. Dabar iki Vilkijos apžvalgos aikštelės varau. Įsipyliau dar kuro. 10 litrų. Kažką nors nustatinėjau. Šios dienos 600 PM8, 4,8 suvalgė litro. Iš viso tripas polkas 328 ir 4,5 suvalgė. Matai va. Keep on rocket. Čia toksai žiūriu gan populiari vieta kažkokia, tai ar kas čia susikerta kelias populiarus. Kiduliai čia buvo, va. Nes daug motocinkų, mačiau dar kalbu, kad populiari vieta matomai. Toks nemažas tiltas nusimato. Ten Jurbarko bažnyčios bus bokštai. Ar čia Jurbarko? Jo, Jurbarkas. Šimtmečio tiltas. Vau. Vau, aš per jį esu važiavęs. Neblogai, neblogai. Ką čia greitis ribojamas ant tilto gal? Kažkaip tai čia man taip keistai. Ai, teisingai į miestelį važiavom, tai automatiškai. Taip. Bam, 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 bam. Kita stotelė Vilkija, 43 minutės. Užkandu išgeriau kavos. Tikrai čia bus paprasta įveikti. Ne, čia kad daug ar kalbėti apie Lietuvos įveikimus. Tada šausiu, manau, link Jonavos Mūsninkus ir namų kryptim. Ir to iki darbo. Tai o, ten kažkur kitur dar galvojau, ten biškį ir gravalą nusuk, bet atidėdu kitam kartui. Reikės grinai suplanuoti Jonavą, ten prie pat yra. O autobusų stotis kokie pačios graži.
O, Nemunas, vienam video sakiau, kad čia Nemunas, o upė visai ne Nemunas. Esu jau važiavęs čia su motociklu, jau po biškį atsimenu vis daugiau. Gerai. Laikom kryptį. Tas gražusis kelias, Panemunės, Nemunas ramiai sau teka. Privažiuojam Raudonę. Raudonės pilis. Neatsimenu, čia matysis iš išaus ar ne. Ten, aišku, bokštas tas fainas užlipti. Ten turėtų būti nusuktas ir va ten. Štaip žiūriu, kad per medžius tokius gražius aš nei... Ai, va, matosi, nežinau, ar matosi. O aš toliau iki Vilkijos. Nei motociklininkų, nei dviratininkų netrūksta, žiūriu. Jau atvažiavau Valkininkus, Valkininkų apžvalgos aikštelė. Dabar varysiu iki Mūsninkų, valanda 31. Biški Mūsninkos yra namo. Nelabai, kad čia yra daugiau žiūrėti jums. Neturiu ką ir parodyti, kas daugiau važinėjat. Visur čia jau išnaršyti esat. Eilinis klausimas, kur motociklo raktai. Paliekam Valkininkus. Biškį ten Kauną liktai kabinsiu. Ir tiek bus žinių. Ką, per Nevėžį paliksiu Raudonę. Kaip ten kažkaip va taip ir Kaunas jau. Ja, va ir Kaunas. O šiandien kiek važiuotojom. Kaunas, tada link Jonavos ir Musninkai. Buvo prieš tai nufilmavau Žiguliai, dabar Moskvičių žiūriu 3 paradas. Kažkoks renginuks šiandien pas juos. Geras lankelis toksai. Kaip gražiai susivažinėjau. Na va, rėdėjau ir atrėdėjau į Jonavą. Neužlaikom eismo, permušam bėgį ir varom. Iki Mūsninkų 39 minutės liko. Kelias nuostabus, vaizdai. Nu čia vat nuo Kauno iki Jonavos toksai, ką aš žinau. Nu prasilėkiau, taip įsijungiau kruizą, taip pasičilinau savo, žinot. Esmė tokia ir viskas. Bet taip daugiau greičio paėmė viskas, o prieš tai tokių vingių buvo. Šiaip sumoj diena tikrai faina, bet dar jinai nesibaigė. Dar iki Mūsninkų reikia važiuoti ir paskui iki namų. Šiaip motociklą tu gali nusiplaut, bet čia dabar čia nusiplaučiau. Vėl apsipurvintų. Ne, rinksiuos, kad prie namų plaus. Gerai, ačiū, kad dar vis žiūrit. Iki greito kadro. Trumpas sustojimas. Ir štai Musninkai. Oi, nostalgiškas man tas kelias, Jonava Musninkai. Labai patinka. Kažkokie lašai pora nukrito, kap. Tikiuosi to ir pasibaigs. Kap. Tingiu aš tą lietaus aprangą dėtis. Pasižiūrim, yra gyvybė tenai ir ne, tam prie žiedo ten. Praeitais metais būdavo visokių užkandėlių. Taip toliau. Kaip šiais metais. Aišku, sekmadienis. 6-5 valandos. Nu, pažiūrim.
ledai užžiūrėti. Galvo, gyvybė yra. Yra, čia visko yra, žiūriu. Nu ką, reikia nupirkti lauktojai šeimai. Atsikvėp lengvai. Ir toliau minsiu. Tai va, paėmiau desertą, va, bitės virtuvė. Būtinai pravažiuodami užsukit ir pavalgyti yra, ir desertų būtinai. Mano kelionė kaip ir baigėsi. Čia toks link namų nusukimas. Labai rekomenduoju šį keliuką. Įmesiu, kaip jisai atrodo, brėžinuką tokį. Matysite, labai fainas, smagus. Prasukau, dar aišku namo grįšiu, tai bus 3 pm. 327, virš 500 2 dienos. Ką ir norėjau, biški smagiai prasilėkti, pajausti tokią kelionišką biški išvažiavimą ilgesnį. Viskas įdėsiu namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe. Ačiū už tai. Video gal ir nėra kažkoks fantastiškas, bet man diena buvo tikrai nuostabi. Čia tik variantas. Visai fainas. Tad iki kitų video.